1975 m. lapkričio 10-ąją didžiausias kada nors didžiuosiuose ežeruose nuskendęs laivas nugrimsta po vandeniu. 15 jūrmylių į šiaurės vakarus nuo Whitefish įlankos, aukštutinėme ežere, nusineždamas visus 29 savo įgulos narius. Vėliau vykęs tyrimas palieka daugiau klausimų nei atsakymų. Viena yra aišku, nėra ne vienos teorijos, su kuria visi sutiktų. Todėl turėtumėte perskaityti šio vaizdo įrašo komentarus, kad rastumėte daugiau informacijos ir patys nuspręstumėte, kuris paaiškinimas yra labiausiai tikėtinas. 2023 m. lapkritį paskelbiau vaizdo įrašą apie Edmundą Fitzgeraldą, kurį vėliau pašalinau. Aš daugiausia dėmesio skyriau oficialiam tyrimui, o jūs greitai pastebėjote, kad čia yra daug daugiau nei atrodo. Ačiū Jums. Vertinu Jūsų pastabas. Padariau keletą klaidų, todėl priėmiau tai kaip asmeninį iššūkį pasitempti. Neįmanoma būti visiškai tikram dėl šios avarijos priežasties. Tačiau šiame vaizdo įraše sužinosite, kokie galimi prisidedantys veiksniai, taip pat kai kuriuos tų teorijų privalumus ir trūkumus. Dar kartą raginu Jūs pasidalinti savo nuomonę komentaruose. Mūsų istorija prasideda nuo Ernesto Maksolio, kuris gimė Kanadoje. Būdamas 11 metų jis su tėvu ir pamote persikėlė į Jungtines valstijas. Jis paauglystę praleido stebėdamas laivus, gabenančius krovinius aukštyn ir žemyn Švento Lauryno upe iš didžiųjų ežerų į Monrealį ir Kvebeką. Nuo mažens jis nusprendė prisijungti prie jų gretų, o būdamas 23 pradėjo savo karjerą vandenyje. Didieji ežerai yra didžiuliai vidaus ežerai. Tai didžiausia gėlo vandens sistema pasaulyje, turinti 80% Amerikos gėlo vandens ir 20% viso pasaulio gėlo vandens. Kiekvienais metais per didžiuosius ežerus pervežama 120 milijonų tonų krovinių. Tai arterijos, kurios palaiko sunkiąją pramonę. Tačiau šie ežerai yra pavojingesni nei daugelis galvoja. Čia yra apie 6 000 sudužusių laivų ir beveik 30 000 jūrininkų kapai. Edmundas Fitzgeraldas, kurio ilgis siekia 729 pėdas, yra suprojektuotas taip, kad būtų viena pėda trumpesnis už didžiausią leistiną ilgį didžiuosiuose ežeruose. Statybos prasideda 9 rugpjūčio 1957 metais ir skiriasi nuo tuo metu įprasto gamybos proceso. Tradiciškai statybos pradedamos nuo laivo kilio padėjimo ir nuo ten laivas statomas aukštyn. Tačiau Edmundo Fitzgeraldo korpusas statomas iš atskirų sekcijų, kurios vėliau sujungiamos. Tai vienas pirmųjų kartų, kai toks surinkimo būdas buvo panaudotas ir vėliau jis tapo pramonės standartu. 1958 m. birželio 7 d. Edmundas Fitzgeraldas yra nuleidžiamas į vandenį. Tuo metu tai yra didžiausias laivas didžiuosiuose ežeruose. Jis sveria 13 632 tonas ir gali gabenti daugiau nei 25 000 tonų. Jame dirba 29 žmonių agula, o laivą varo galingi garo turbinos varikliai, leidžiantys jam plaukti 14 mazgų greičiu. Jis pavadintas Šiaurės vakarų abipusio gyvybės draudimo bendrovės prezidento ir generalinio direktoriaus Edmundo Fitzgeraldo vardu, kuris apmokėjo $8,5 milijono vertės laivo statybą. Krikštynų ceremonijos metu Elizabeth Fitzgerald, Edmundo žmona, bando sudaužyti šampano butelį į Fitzgerald laivo bortą. Džibando 3 kartus. Pastaraisiais metais tradicinis šampano butelis krikštynoms buvo suplonintas, kad jį būtų lengviau sudaužyti ir išvengti nesėkmės gėdos bei prietarų. Tarsi dar labiau patvirtinant prietarus, virvės atlaisvinamos tik po daugiau nei pusvalandžio. Laivas nuslysta į vandenį pavojingų kampu, sukeldamas didžiulę bangą, kuri trenkėsi į priešingą kranto pusę ir aptaško žmones, stebinčius paleidimą. Beveik 15 000 žiūrovų minioje, sakoma, 58 metų vyrui ištinka širdies smūgis ir jis miršta vietoje. Prietarai šią įvykių seką laiko blogos lemties ženklų laivui. Nepaisant to, laivas yra įrengiamas ir pradeda tarnybą. Milžiniška garo jėgainė laive daro jį vienu greičiausių krovininių laivų tuo metu. Jo vairinėje įrengta pažangiausia to meto navigacijos ir darbui su jūrlapiais skirta įranga, taip pat aukščiausios klasės radio ir ryšio priemonės. Vidaus įranga yra prabangi kaip krovininiam laivui. 2 svečių kajutės, svečių poilsio kambarys, patogus kapitono kabinetas ir gyvenamosios patalpos, skalbykla, poilsio denis bei įgulos kajutės yra didesni nei numato pramonės standartai.
Jie taip pat turi virtuvę su visais patogumais, kad galėtų tiekti maistą 2 laive esančiams valgymo salėms. Viena prabangi valgomoji skirta karininkams ir įmonės svečių vaišinimui, o kita įgagulai. Laivą nuomojasi Ogleby Norton Mineral Company pagal 25 metų sutartį. 1958 m. rugsėjo 22 d. Edmund Fitzgerald leidžiasi į savo pirmąją kelionę, palikdamas savo gimtinę Rūžo upėje Detroite, Mičigane ir plaukė į Silver Bay'ų, Minesotoje, pasiimti krovinę takonito, geležies rūdos. Per savo pirmąją kelionę laivas pasiekė Didžiųjų ežerų tonažo rekordą. Tai pirmasis iš daugelio rekordų, kuriuos šis laivas pasieks. Daugiau nei 10 metų jis išlieka didžiausių laivų didžiuosiuose ežeruose, gabendamas krovinius, kurie anksčiau buvo laikomi neįmanomais. Žiūrovai rikiuojasi stebėti, kaip laivas plaukia per šliuzus ir kanalus. Jis pramintas dainuojančių laivu, nes vienas iš jo kapitonų, Peteris Pulseris, per garsiakalbį leisdavo muziką, kad pakeltų įgulų nuotaiką. Taip pat žinoma, kad jis kalba per garsiakalbį, dalijasi faktais apie laivą su žiūrovais, kai laivas plaukia pro dokus. Nuo naujų statybos technologijų iki to, kad tai buvo didžiausias pastatytas laivas, atsikratęs prietarų, kurie persekiojo jo nuleidimą į vandenį, gabenantis didesnius krovinius nei bet kuris kitas laivas ir turintis charizmatišką kapitoną, Edmundas Fitzgeraldas įgijo reputaciją ir tapo legenda, kurią šiandien būtų galima palyginti su SpaceX. 1971 metais, praėjus 13 metų po pirmosios kelionės, laivas buvo pertvarkytas iš kūrenimo anglimi į kūrenimą nafta, taip padidinant jo greitį ir ištvermę. 1972 metais Ernestas Maksolis perima Edmundo Fitzgeraldo vadovavimą. Maksolis jau buvo vadovavęs 9 laivams. Kai Ernestas Maksolis nevairuoja Edmundo Fitzgeraldo. Jis gyvena su žmona Nele Otavos Hilse, žaliame Ohajo priemiestyje, vos už kelių žingsnių nuo Erie ežero, kur jis ir Nele užaugino 3 Nelės vaikus iš ankstesnės santuokos. 1973–74 žiemą Fitzgeraldas iškeliamas iš vandens kasmetiniai priežiūrai. Buvęs Fitzgeraldo įgulos narys George'as Bergneris vieną dieną yra laivų statykloje, kai nugirsta pokalbį tarp laivų statyklos darbininko ir Ogilvio mineralų kompanijos darbuotojo, kuri buvo Fitzgeraldo savininkė. Vėlesnėme gyvenimo etape duodamas parodymus, Bergneris sako, kad pokalbis buvo apie suvirinimo siūlių įtrūkimus, kurie laiko kylį vietoje ir kad kylis yra atsilaisvinęs. Pakrančių apsauga žino apie suvirinimo siūlių įtrūkimus ir yra patvirtinusi nedidelius remonto darbus. Bergneris taip pat liudija apie kitą pokalbį, kurį jis girdėjo tarp Maksorlio ir Fitzgeraldo įgulos narių. Įgulos nariai kasė purvą iš Fitzgerald dugno, kai pastebėjo, kad kylis vėl atsilaisvino ir apie tai pranešė Maksorliui. Maksorlio atsakymas, kaip sako Bergneris, buvo toks. Viskas, ką šita šunsnukė turi padaryti, tai išsilaikyti dar 1 metus. Po to man neberūpi, kas su jie atsitiks. Maksorlius planuoja išeiti į pensiją po šio sezono, tad problema pereitų naujam kapitonui. Aš tai pavadinsiu pirmąją Edmundo Fitzgeraldo nuskendimo teoriją. Prastai prižiūrimas krovininis laivas – tai nelaimė, laukianti kada įvyks. Jei kylis buvo laisvas ir buvo konstrukcinių problemų, stipri audra galėjo dar labiau susilpninti tas silpnas vietas, dėl ko Fitzgeraldas galėjo subirėti ir nuskęsti. Fitzgeraldo seserinis laivas, Artūras Homeris, vėliau 1980 metais bus visam laikui išvestas iš eksploatacijos dėl konstrukcijos trūkumų, kurie galimai rodo panašią problemą. Tačiau dabar 1975 ir Edmundas Fitzgeraldas yra savo geriausioje formoje. Vis dar pagal pradinę 25 metų sutartį ir net neįpusėjęs savo numatytos tarnavimo trukmės. 1975 m. lapkričio 9 d. 8:30 min. į ryto Edmundas Fitzgeraldas yra pririštas prie Burlingtono šiaurės geležinkelio prieplaukos. Jis pradeda krauti daugiau nei 26 000 tonų takonito kelionį iš Superioro, Viskonsino per aukštutinį ežerą ir į pietus iki Zug salos Detroito upėje. Pakrovimo procesas yra ilgas, kaip visada. Sezono pabaigoje Fitzgeraldas stengiasi pristatyti kuo daugiau krovinio, kol neprasidėjo žiemos orai. Pakrovimo meistras ir denio viršininkas dirba kartu, kad užtikrintų tinkamą rūdos paskirstimą per visą milžiniško laivo korpusą. Per didelis svoris vienoje ar kitoje pusėje gali sukelti laivo apvirtimo pavojų. Per didelis svoris palei centrinę liniją gali priversti laivą vilkti dugną iš uosto arba dar blogiau perlaužti jį pusiau. Tai jau yra sunaikinę ne vieną laivą anksčiau. Tai galima vadinti antrąją Edmundas Fitzgeraldas nuskendimo teoriją.
Jei laivas yra arti savo krovinio talpos ribos, tai sumažina jo borto aukštį. Borto aukštis – tai laisvos talpos tūris. Laivui visada reikia turėti šiek tiek borto aukščio, kitaip jis nuskęs. Visi laivai turi tam tikrą borto aukštį, kurio negalima viršyti. Jei Fitzgerald yra perkrautas, tai sumažina jo borto aukštį. Ir esant normalioms oro sąlygoms, tai galbūt nesukeltų problemų. Nacionalinė orų tarnyba stebi didelę lapkričio audrą, tačiau prognozuoja, kad ji praeis į pietus nuo Aukštutinio ežero. 14:15 po 6 valandų įgula įtraukė švartavimo lynus ir Edmundas Fitzgeraldas išplaukė iš Aukštutinio ežero į Detroitą su 26 116 tonų takonito granulių. Pakrovus krovinį, Edmundas Fitzgeraldas įgula denyje pritvirtina liukų dangčius, sandarindama krovinio angas. Kai kurie liukų dangčiai jau matė geresnių dienų, bet apskritai jie yra geros darbinės būklės. Kai jie išplaukė pro bangolaužį, Janice Armagaust su 2 savo vaikais stovi krante. Vaikai tikisi pamatyti savo tėtį, Maiklą Armagaustą, 3-ąjį šturmaną. Jo denyje nėra. Janice šaukia denio darbininkui, klausdama, kur yra Maiklas, ir jis atsako, kad Maiklas yra po denio. Janice ir vaikai mojuoja laivui atsisveikindami ir stebi, kaip jis išplaukia į Aukštutinį ežerą. Denio darbininkas toliau vaikšto aplinkui ir prireikus tvirtina denio liukus, kad atitiktų ramų dienos orą. Denio liukai yra 3-oji Edmundo Fitzgeraldo nuskendimo teorija. Kaip ir visos Edmundo Fitzgeraldo nuskendimo teorijos, denio liukų teorija yra smarkiai diskutuojama. Daugelyje Edmundo Fitzgeraldo nuotraukų ne visi liukų užraktai yra užfiksuoti. Dėl to kai kurie mano, kad plaukiant įprasta praktika yra neužfiksuoti visų užraktų. Viena vertus, ne visos nuotraukos daromos laivui plaukiant, tad kaip mes galėtume žinoti, ar įprasta palikti užraktus neužfiksuotus laivui būnant kelyje. Kita vertus, kitų laivų kapitonai naudojo tokio paties tipo liukų dangčius ir užraktus be jokių gedimų, nes pats liuko dangčio svoris iš tikrųjų yra pakankamas, kad užsandarintų liuką, net jei keli užraktai nėra užfiksuoti. Taip pat gali būti, kad laivo savininkams naudinga perkelti kaltę įgulos nariams, kad gautų draudimo išmoką. Yra 2 pagrindiniai klausimai. Ar visi liukų užraktai buvo uždaryti? Ir jei jie nebuvo uždaryti, ar tai būtų leidę patekti tiek vandens į korpusą, kad laivas nuskęstų? Laive Edmundas Fitzgeraldas viskas klostosi gerai, kai jie plaukia į vėlyvą popietę. Netikėtai barometras greitai krenta ir tampa aišku, kad audra užklups Aukštutinį ežerą. 16:13 kitas krovininis laivas Artūras M. Andersonas išplaukė iš 2 uostų Minesotoje, vos priešais Edmundą Fitzgeraldą, ir plaukė lygiagrečiu kursu. Statybos metu šiek tiek senesnis Andersonas yra trumpesnis už Fitzgeraldą. Po pertvarkymo jis pailginamas ir tampa šiek tiek ilgesnis už Fitzgeraldą, tačiau pastebimai lėtesnis. Edmundas Fitzgeraldas greitai sumažina Andersono turimą pranašumą. Vidurnaktį abu laivai jau yra vienas kito matomumo zonoje ir pradeda bendrauti. Abu laivai yra aprūpinti orų stebėjimo ir pranešimų įranga, kurią naudoja nacionalinė orų tarnyba. Abu kapitonai nusprendžia laikytis Kanados kranto, kad pasislėptų nuo audros. Stebėdami audrą, jie supranta, kad ji juos pasivys dar prieš pasiekiant saugią Whitefish įlanką. Kadangi Edmundas Fitzgeraldas yra greitesnis laivas, jis aplenkia Andersoną. Tačiau abu laivai yra radio ir radaro ryšio zonoje, todėl jie reguliariai kalbasi apie blogėjančias oro sąlygas. Vėjas sustiprėjo iki 40 mazgų, o bangos lengvai siekia 10-12 pėdų aukštį. Andersono kapitonas Bernis Cooperis susisiekė su Fitzgeraldu ir pasidalyja savo prognozę, kad audrai stiprėjant, vėjas tikriausiai pasisuks 180 laipsnių. Auštant, laivai artėja prie salų už Whitefish įlankos ribų. Iki 14 valandos laivai jau buvo praėję audros akį ir kai buvo prognozuota, vėjas pasikeitė iš pietų į šiaurės kryptį. Pūtė stipriai, 42 mazgais. Ežere pradeda smarkiai snigti. Andersonas praranda Fitzgeraldą iš akių. Sąlygoms blogėjant, jie vienas kitą mato tik radare. Būtent čia istorija pradeda skirstytis į skirtingas kryptis. Šios scenarijus galima vertinti atskirai arba kartu. Visi žino šią istoriją ir turi savo nuomonę. Ir kiekviena jų yra pagrįsta. Mano geriausias spėjimas yra tas, kad tiksli nuskendimo priežastis nėra viena, o kelių priežasčių derinys. Tačiau kuris derinys?
15 val. Kapitonas Cooperis iš laivo Anderson pasuka laivą toliau į rytus, kad išvengtų 6 sieksnių seklumos. Kapitonas Maksolis iš Fitzgerald neseka paskui Anderson į gilesnius vandenis. Esant normalioms sąlygoms, 6 sieksnių sekluma yra apie 11 metrų gylio. Pakrauto Anderson grimzlė yra apie 8 metrai. Laivo grimzlė tai atstumas nuo kylio iki vandens linijos. Fitzgerald grimzlė esant įprastam kroviniui yra apie 7,5 metro. Visada geriau vengti seklumų, ypač esant blogam orui. Jei Fitzgerald užplauks ant seklumos, tai gali pažeisti laivo vientisumą. Kartu su sunkiu kroviniu ir blogu oru jie galėtų netgi subirėti. 15 val. 30 minučių kapitonas Maksolis iš Fitzgerald radijo ryšių praneša Anderson laivai, kad jie prarado turėklą denyje ir kelis ventiliacijos dangčius. Laivas semia vandenį. Man tai atrodo kaip 4. teorija paaiškinanti Edmund Fitzgerald nuskendimą. Maksolis sako, kad jis mažina greitį, kad Anderson galėtų pasivyti. Kapitonas Cooperis patvirtina, tada klausia, ar siurbliai įjungti, ir kapitonas Maksolis patvirtina, kad abu veikia. Anderson dabar yra 17 jūrmilių už Fitzgeraldo. Abu laivai yra maždaug 4 ar 5 valandų atstumu iki Whitefish Bay prieglobsčio. Tarp 15:30 ir 16:20 kapitonas Cooperis stebi savo radarą, kai Fitzgerald plaukia toliau link 6 sieksnių seklumos, o tada tiesiogiai ją kerta. 6 sieksnių sekluma yra gerai žinoma vietiniams kapitonams, tačiau gyliai žemėlapyje nėra labai tiksliai pažymėti. Iš tikrųjų, tuo metu buvo neatitikimų tarp Kanados ir Amerikos žemėlapių. Gali būti, kad Fitzgerald korpusas užkliuvo už seklumos, o stiprios audros metu tuo pačiu metu laivą užgriuvo banga, kuri užmaskavo kontaktą su sekluma. Tai yra 5. Edmund Fitzgerald nuskendimo teorija. 16 val. 20 minučių, praėjus mažiau nei valandai po paskutinio jų kontakto, Anderson gauna dar vieną skambutį iš Fitzgeraldo. Kapitonas Maksolis sako, kad abu jo radarai neveikia ir jis plaukia aklai. Jis klausė kapitono Cooperio, ar šis galėtų padėti naviguoti, naudodamasis Anderson radaru. Kapitonas Maksolis Anderson nepasako, kad jie užplaukė ant seklumos ar ją užkliudė ir toliau plaukė laivu į gilesnius vandenis perplaukęs seklumą. Po Fitzgerald nuskendimo vykstančio tyrimo metu apklausiama daug inžinierių ir ekspertų. Visi ekspertai liudijo, kad Fitzgerald būtų greitai nuskendęs, jei būtų atsitrenkęs į seklumą. Ne vienas to meto ekspertas nemanė, kad laivas būtų galėjęs nuplaukti tiek toli, kiek nuplaukė. Esu buvęs laive, kuris plaukė per smėlio seklumas ir mes lengvai prisilietėme prie dugno. Žinau, kad mastelis kitoks, bet kai susidūrėme, pajutau virpėjimą ir aišku greičio sumažėjimą, kai laivas prisilietė prie dugno. Manau, kad patyręs kapitonas toks kaip Maksolis taip pat pastebėtų ir praneštų, jei būtų atsitrenkęs į seklumą. Yra keli forumai, kuriuose minimi narai radę raudonų dažų ant seklumos, bet kad ir kaip stengiausi rasti originalią citatą, radau tik komentarus forumuose, o ne originalų straipsnį apie šį teiginį. Radau straipsnių apie oficialią seklumų paiešką, kurios metu nebuvo rasta jokių įrodymų, kad laivas būtų užplaukęs ant seklumos. 16:30 jau pradeda temti, o kartu su sniegu matomumas praktiškai lygus nuliui. Vėjas pučia 58 mazgų greičiu iš šiaurės. 17 val. Kapitonas Cooperis iš Anderson per radiją praneša, kad jie yra 15 jūrmilių už Edmundas Fitzgeraldas. Jiems prireikė 1,5 valandos, kad priartėtų 2 jūrmilėmis. Jie vis dar padeda navigacijoje naudodami savo radarą, lėtai mažindami atstumą. 17:20 kapitonas Maksolis paskambina pakrančio apsaugos stočiai Grand Maria, Mičigane. Jis bando nustatyti savo buvimo vietą pagal švyturį Whitefish Point, bet nesugauna signalo. Be radaro ir esant tokiam prastam matomumui, tai vienas iš nedaugelio jo navigacijos būdų. Didžiųjų ežerų registruotas lokmanas yra laive Aberforce, kuris plaukia į šiaurę nuo Whitefish Point. Jis atsako Fitzgerald, kad Whitefish Point švyturys veikia, tačiau radijo švyturys neveikia. Fitzgerald plaukia turėdamas labai mažai informacijos. Radijo kanalas lieka atviras akimirkai ir laivo Aberforce locmanas nugirsta, kaip Fitzgerald kapitonas sako įgulai: neleiskite niekam išeiti į denį. Po to seka kažkoks pokalbis apie ventiliacijos angą, kuris nėra aiškus.
Tada Fitzgerald kapitonas pasako Aberforth, kad Fitzgerald stipriai pasviręs prarado abu radarus ir per denį veržėsi didžiulės bangos. Tai vienos blogiausių sąlygų, kokias jis kada nors yra patyręs. Pasvirimas patvirtina, kad Fitzgerald jau yra prisisėmęs vandens. Gali būti, kad kylis atsiskyrė ir dėl prastų suvirinimo siūlių vanduo patenka į laivą žemiau vandens linijos. Galbūt deneliukai nėra sandarūs ir vanduo pateko į krovinio skyrius, kurie galbūt yra perkrauti, kas šiuose sąlygose yra nesaugu. Sugadintas ventiliacijos dantis galėjo praleisti tiek vandens, kad laivas pradėjo svirti. O gal Fitzgerald užplaukė ant seklumos ir praplėšė skylę korpuse, pro kurią pradėjo sunktis vanduo. Dabar pereiname prie šeštosios Edmund Fitzgerald nuskendimo teorijos. Jūra vis labiau siautėja. 25 pėdų bangos daužosi per Anderson ir Fitzgerald denius. Netoli Edmund Fitzgerald ir Arthur Anderson vietų pranešama apie reiškinį žinomą kaip 3 seserys. Abi laivus užklumpa mažiausiai 2, galbūt 3 didesnės nei įprasta klajojančios bangos. Kapitonas Cooperis iš Anderson užfiksuoja 2 bangas, kurių aukštis siekia apie 9–11 metrų 19 valandą. Jis pažymi savo laivo žurnale, kad bangų poveikis apgadino denio įrangą jo laive. Gali būti, kad pirmoji banga užliejo Fitzgerald denį dideliu kiekiu vandens. Jei vanduo nebus visiškai nutekėjęs prieš antrai bangai smogiant, ji gali nustumti laivo priekį po vandeniu. Arba gali būti, kad Fitzgerald iškyla aukštai, užsėdant vienos ar 2 bangų ir laivas sulinksta per vidurį, suskyla ir greitai nuskęsta. 19 valandą Fitzgerald yra tik maždaug valandos atstumu nuo saugios Whitefish įlankos. Pirmasis Andersono šturmanas paskambina kapitonui Maksoliui ir praneša, kad Fitzgerald yra maždaug 10 jūrmylių priekyje ir apie 15 jūrmylių nuo Whitefish įlankos. Praėjus 10 minučių, 19:20, Andersonas savo radaru aptinka kontaktą toliau į pietus. Jis paskambina Maksoliui ir sako, kad yra taikinys 9 mylios priekyje. Taikinys radare reiškia kitą laivą. Maksolis klausia, ar jis prasilenks, į ką šturmanas atsako taip, jis praplauks į vakarus nuo jūsų. Fitzgeraldas atsako paprastai. Na, gerai. Tada šturmanas klausia, kaip sekasi tvarkyti su tomis problemomis, o Maksolis atsako, laikomės. Virš aukštutinio ežero yra 2 stipraus vėjo zonos, kur vėjo greitis viršyja 43 ir 40 mazgų. Pietrytinėje ežero dalyje, kur yra Fitzgeraldas, fiksuojami stipriausi vėjai. Bangos beveik 6 metrų aukščio, o vėjo greitis viršyja 80 km per valandą. Edmundas Fitzgeraldas yra rytinėje stipraus vėjo zonos dalyje. Kapitonas Cooperis laive Andersonas užfiksuoja šiaurės vakarų vėją, kurio greitis siekia 91 km per valandą, o gūsiai net iki 138 km per valandą. Sąlygos yra pavojingos. Tada sniegas atslūgsta ir matomumas žymiai pagerėja. Andersono įgula ieško Fitzgerald laivo šviesų, bet jų nemato. Kapitonas Cooperis nerimauja, kad Fitzgerald neteko elektros ir liepia savo įgulai ieškoti silueto. 19:20 minučių, vos po 10 minučių nuo paskutinio radijo skambučio, Andersono radaras fiksuoja 3 objektus, bet ne Edmundą Fitzgeraldą. Kapitonas Cooperis per radiją šaukia Fitzgerald, bet negauna jokio atsakymo. Jis skambina dar kartą. Netrukus po to jis paskambina pakrančių apsaugos stočiai pranešti apie prarastą radijo ryšį su Fitzgeralda. Po valandos 20:32 Cooperis vėl paskambina pakrančių apsaugai ir sako, kad labai nerimauja dėl Fitzgerald saugumo. 21 valandą, beveik po 2 valandų nuo paskutinio kontakto, Andersonas oficialiai paskelbė Fitzgerald dingusiu. Pakrančių apsauga pradeda paiešką. Jie susisiekia su gelbėjimo koordinavimo centru Clevelande, Ohajo valstijoje, kuris išsiunčia paieškos ir gelbėjimo orlaivį iš Traverse City. Tada jie paprašo laivų esančių toje vietovėje ieškoti Fitzgerald. Daugiau nei vieno laivo prašoma pakeisti kursą arba apsisukti ir ieškoti Fitzgerald paskutinės žinomos vietos, tačiau jie atsisako dėl pavojaus savo laivui ir įgulai, kuri yra jų pirmasis prioritetas. Pakrančių apsauga iš karto neišsiunčia paieškos ir gelbėjimo laivo dėl stipraus vėjo ir audringos jūros. Jie paprašo kapitoną Cooperį iš Anderson apsisukti ir vykdyti paiešką. Kapitonas Cooperis dvejoja. Jis nerimauja, kad Fitzgerald dingo per audrą, kurią jo įgula ką tik išgyveno.
Po šiek tiek įkalbinėjimų jis nenoriai sutinka ir apsuka Anderson, kad grįžtų į audrą ieškoti Fitzgerald. Naktį pakeičia diena. Kitą rytą, 8 val. Anderson pastebi gelbėjimosi valties dalį. Tada dar vieną. Orlaiviai ir gelbėjimo laivai prisijungia prie paieškos didžiulėje teritorijoje, tačiau ne vienas iš 29 įgulos narių nerandamas, nei gyvas, nei miręs. Jie randa gelbėjimosi liemenių dalis, irklus, gelbėjimosi valtį, oro balionus ir tempimo virvę, bet neranda jokių asmeninių daiktų ir kūnų. Žalą gelbėjimosi valtims rodo, kad jos buvo nuplėštos nuo laivo, jos nebuvo nuleistos. Po kelių dienų, lapkričio 14-ąją, šoninio skenavimo sonaras aptinka 2 didelius objektus aukštutinėme ežere. Jie kelis kartus jį nuskenuoja, bet negali nustatyti, ar tai yra Fitzgerald. Paieška nutraukiama. Kitų metų gegužę karinis jūrų laivynas atgabena savo Curve 3 povandeninį ROV, aprūpintą povandeninę kamerą. Jie vizualiai patvirtina, kad nuolauža iš tiesų yra Edmundas Fitzgeraldas. Gulėdama 530 pėdų gylyje, ji yra padalinta į 2 dalis, tarp kurių plyti didžiulė nuolaužų zona. Jie neranda jokių kūnų. Remdamasi Curve 3 tyrimu, Nacionalinė transporto saugumo valdyba pažymi pažeidimus ir trūkstamas dalis ant skirtingų liukų dangčių, įskaitant išorinio slėgio įtrūkimų požymius. Atrodo, kad bangų veiksmas galėjo įlaužti liuką. Tik 1994 metais laivo priekyje buvo rastas įgulos nario kūnas. Deja kūno nepavyko atpažinti. Po tokios nelaimės kiekviena žmonių grupė norėtų kaltę suversti kažkam kitam. Draudimo bendrovė norėtų kaltę suversti laivo savininkams, kad galėtų sumažinti išmokamą sumą. Laivo savininkai norėtų išvengti kaltės dėl prastos priežiūros ar perkrovimo skatinimo, kad draudimo bendrovė išmokėtų visą sumą. Jūrininkų šeimos nenori, kad jų artimieji būtų apkaltinti dėl tokių dalykų kaip tai, kad nebuvo užtvirtinti denio liukai. O pakrančių apsauga nenori būti kritikuojama už tai, kad iš karto neišsiuntė laivų paieškai, arba galbūt praleido progą reikalauti kruopštesnio suvirinimo techninės priežiūros patikrinimų metu. Tačiau vienas dalykas yra tikras – orai suvaidino svarbiausią vaidmenį. Jei iš šios lygties pašalintume orus, mažai tikėtina, kad Fitzgerald būtų nuskendęs šioje kelionėje. Tačiau audringa jūra ir didelės bangos veikia kartu su vienu ar keliais papildomais veiksniais. 2005 metais Ontarijo paveldo įstatymas paskelbė šią vietą kapavietę. Todėl niekas nebegali grįžti ir nardyti ten, kad surinktų daugiau informacijos apie nuolaužą. Vėliau paaiškėjo, kad 6 sieksnių sekluma buvo 1 mylia toliau į šiaurę nei tuo metu apyvartoje buvusiuose Amerikos žemėlapiuose. Arthur M. Anderson vis dar yra eksploatuojamas šiandien. Kaip manote, kas dėl to kaltas? Didelė apkrova, konstrukcinis silpnumas, ventiliacijos dangčiai ar denio liukai, jie leido patekti vandeniui, užplaukimas ant nepažymėtos seklumos ar lūžimas dėl didelių bangų? Parašykite savo nuomonę komentaruose.